tiek byra Žalgirio Šiaulių komandos žaidimas. Kala kamuolį iš viršaus, nors ir nelengvai, nors ir su varžovų pražangomis Paulius Jankūnas. Visus rytdienos rungtynių dalyvius. Taigi 15 val. 30 minučių mačas dėl trečiosios vietos. Šiauliai prieš Ventspilį ir 18 val. Didysis finalas. Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Nedarys Vidas Ginevičius, nenumeta kamuolį Berdui, šis Bagatskio ir Bagatskis tritaškių metimų likus žaisti mažiau nei 2 sekundės. Užbaigė šias rungtynes, tuo dar labiau padidindama Žalgirio persvarą. Taigi 89-61. Solid. Vidas Ginevičius. Paulius Jankūnas. Pataiko Paulius Jankūnas, tačiau prasižengia Tanoka Berdas. Taškai įskaityti, pražanga įrašyta. Taip, Paulius Jankūnas pelno 3 taškus, mažindamas skirtumą iki 10 ir štai Tanokos Berdo pražanga. Gintaras Einikis. Panašus ir Žalgirio penketukas, Tanoka Berdas ir tokie 4 lengvi mobilų žaidėjai. Bagatskis, Pekas, Timinskas, Ginevičius ir Ginevičius. Taip, 2 taškus demonstruoja kur kas geresnė gynyba. Ir tai yra viena iš tų sėkmingo Žalgirio žaidimo priežasčių. Na, ypač kai pataiko, kaip dabar Mindaugas Timinskas, tuomet Žalgirio reikalai gerėja. Ir dabar Žalgirio komandos kapitonas pirmą kartą šiame kėlinyje persveria rezultatą ir to laiko sekundę. Žalgiriui turbūt padarius viską, kad sustabdytų Nesbį ir čia pat taiklos Dainius Šalenga. Vienas gražus epizodas keičia kitą ir Dainius Šalenga atsilygina Taironui Nesbį už tą tritaškį sekundės. Zonas ir nepataiko Timinskas, tačiau kamuolį atkovoja Lavrinovičius, pelno 2 taškus ir dar pražanga Vilniaus Lietuvos Ryto komandos Rytas. Timinskas pagalvoja, akimirką pasiruošė ir nebereikalo atakavo varžovų krepšį, pagaliau bando atsidengti Šležas, tačiau klysta Šalmacheris ir Dainius Šalenga. Dėjimas iš viršaus ir rezultatas tampa lygus 49-49 po Dainiaus Šalenga Vilniečiui. 3,5 minutės sužaista šiame kėlinyje. Šalenga numeta kamuolį Jankūnui, Jankūnas pelno 2 taškus ir dar uždirba pražangą. Vadinasi, Žalgiris dabar jau galės išsiveržti į priekį. Suklaidino Vilniečių gynybą tas tariamas Dainiaus Šalengos metimas. Štai. Ir paskutinę akimirką pakeitė sprendimą. Įduoda kamuolį Pauliui Jankūnui, kurį stabdo neleistinai, tačiau nesugeba sustabdyti. Šalenga. Perdavimas Berdui. Berdo metimas taiklus ir dar atrodo pražanga. Tanoka Berdas. Kokį sudėtingą dvitaškį pataiko Tanoka Berdas ir dar stos prie baudų metimo linijos. Nesugebėjo dabar prasižengti taip, kad sustabdytų Žalgirio komandos centrą Vilniečiai. Ir už tai sumokėti gali 3 taškais. Tomo Mohoričius dabar prašo minutę. Na, dabar šiuolaikinėme krepšinėje pakankamai saugus atstumas. Likus žaisti 11 sekundžių. Tada jau bus priversti labai skubėti ir dar tikėtis palankesnių likusių įvykių susiklostymą Vilniečiai. Berdas prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus. 18-asis Berdo taškas. Ir dabar jau Vilniaus komandai prireiks 3 tašką metimo. O jeigu įmes Tanoka Berdas ir šį baudos metimą, tai dar bus ir sudėtingiau Vilniaus klubui. Ir tą padaro Tanoka Berdas. 4 taškų skirtumas. Likus 11 sekundžių Vilniaus komanda dabar privalo skubėti. Laiko jiems beveik jau nėra. Vojezinovičius blokuoja ją metimą Lavrinovičius ir tai yra viskas. Tanoka Berdas savo baudos aikštelėje sumetęs nepaprastai svarbius taškus nuo baudų metimo linijos. Išplėšia Žalgiriui pergalę. Štai džiūgauja žalgiriečiai. Jie jau iškovoja pirmąjį titulą šį sezoną. Tampa Baltijos krepšinio lygos čempionais. Atkakliuose, gynybinėse ir įnirtingose rungtynėse 64-60 4 taškais įveikia pagrindinį savo varžovą Vilniaus Lietuvos Rytą, kuriam, reikia pasakyti, šios rungtynės buvo puiki. Reiks antradienį Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai. Taigi, Baltijos krepšinio lygos čempionato finalas baigėsi. Jūsų ekranuose triumfuojantys Žalgirio krepšininkai. Jie tapo pirmojo BBL sezono čempionais. Ir dabar
tapo Tanoka Berdas ir pirmosios vietos prizas 30 000 eurų čekis. Štai šiem Žalgirio krepšininkams ir visam Žalgirio klubui taip pat medaliai ir taurė. Grįžta į aikštę po truputį dabar ir Vilnietis. Zauskas. Susirinkę aistruoliai, nesėkminga Šiaulių ataka ir greitas kontrpuolimas. Tanoka Berdas iš viršaus kartu beveik su Michailo Anisimovu. Turi senų sąskaitų su Anisimovu Tanoka Berdas. Jeigu prisiminus praėjusių metų gruodžio 11, tai tada savo aikštelėje Šiauliai įveikė Žalgirį. Įveikė net 19-3-4,5 mėnesio. Nežino pralaimėjimo skonio vietinėse varžybose Kauno Žalgiris. Ir aišku, šiandien jų tikslas yra pratęsti šią seriją. Ir Tanoka Berdas antrasis dėjimas iš viršaus. Šiauliai vis dar pirmauja 8-6, tačiau Žalgiris po truputį išsijudina, įsibėgėja ir 3.5 taškų skirtumas. Robertas Pekas. Ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Žalgiris šiandien kol kas dėjimais iš viršaus triuškina varžovų gynybą. Paulius Jankūnas kartoja netaiklų Roberto Peko metimą, sudrebindamas visą Šiaulį. Užtvirtinti šios persvaros nepavyko. Žalgiriečiams Šiauliai atsakė keliais metimais ir skirtumas vėl buvo sumažėjęs. O štai dabar antrasis iš eilės tritaškis metimas ir Simonas Serapinas pelnantys 7-ąjį. Ir praranda kamuolį Tomas Balčiūnas, Robertas Pekas. Ir dėjimas iš viršaus. O dar jam gerokai, tik tai artėjant prie baudos aikštelės, jau pakilo triukšmas. Vėl Michailas Anisimovas. Ir vėl klysta Arvydas Čepulis. Padaugėjo klaidų Šiaulių komandos žaidime trečiajame kėlinyje ir Žalgiris skaudžiai už tas klaidas baudžia. Pagaliau pataiko Ainaras Bagackis įmesdamas skaitoje. 50% taiklumas ir Dariušas Lavrinovičius. Senokai nenuodėlė dėjimo iš viršaus ir Dariušas Lavrinovičius nudžiugino savo komandos aistruolius 74-56. Žalgiris atrodo trečiajame kėlinyje kaip ir buvo galima prognozuoti. Pabėga į priekį ir pabėga. Žalgiris 1-0 prieš Šiaulius, Vilniaus Lietuvos Rytas prieš Vilniaus Sakalus. Antrasis pusfinalio mačas Vilniaus derbyje rytoj. 17 valandas. Dainius Šalenga. Perdavimas Ginevičiui. Ginevičius visiškai laisvas iš 3 taškų zonos taikliai. Ir Žalgiris priverčia Ramūną Budautą prašyti dar 1 minutės pertraukėlės, nes... Ir Dariaus Pakamanio klaida. Dabar jau dviese prieš krepšį išbėga Serapinas ir Pekas. Galingas Serapino dėjimas iš viršaus. Efektinga Žalgirio ataka, didinantis skirtumą iki 17. Tiesiog atiduoda. Krepšininkai atsidūrė pavojingoje situacijoje. Ir labai Žalgiriui svarbus Simono Serapino tritaškis. Atrodo, jog Kauno klubas puikiai suprato, jog su Šiauliais jų pačio arenoje juokauti nevertėtų. 67-51 buvo sumažinę Šiauliai skirtumą iki 10, tačiau po minutės pertraukėlės Žalgiris vėl sugrįžo į tą savo įprastą žaidimo ritmą. Tanoka Berdas renkasi kamuolius, iš karto siunčia juos į priekį, gražus perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Pavyzdinė ir turbūt efektingiausia Žalgirio komandos ataka šios dienos rungtynėse. Staigus pirmasis Berdo perdavimas, Peko rezultatyvus perdavimas Lavrinovičiui ir dėjimas iš viršaus. Bei dabar jau Ramūno Budautą paprašyta minutės pertraukėlė. Pirmojo kėlinio pabaigos. Dvejus pastaruosius metus Žalgiris buvo neįveikiamas, laimėjęs abi finalo serijas ir bando padaryti tai trečią sezoną iš eilės. Dainius Šalenga galingas dėjimas iš viršaus, perėmus kamuolį savo aikštės pusėje ir skirtumas didėja. Antrajame rungtynių kėlinyje Robertas Pekas, gražus perdavimas Lavrinovičiui ir Lavrinovičius visiškai vienas buvo
likęs po krepšiu. Robertas Pekas prie savęs sutraukė ne tik dėl dabar jau žalgiriečiai. Turėtų pajusti, jog vilniečiai bando perimti iniciatyvą. Ypač po tos techninės pražangos, tačiau tai neleidžia padaryti Mindaugas Timinskas. Šaltakraujiška Žalgirio komandos kapitono atsakino Kaberda Antanas Sireika, tačiau dabar paskutinį žodį vėl gali tarti Žalgirio krepšininkai. Iš 3 taškų zonos, taiklus metimas ir Vidas Ginevičius su sirena. Ir tritaškiu užbaigia trečiąjį kėlinį, atstatydamas 8 taškų pranašumą. Tai yra Saitis, Jarutis, Jevtokas ir Nesbi. Ir pirmoji Žalgirio komandos ataka šiame kėlinyje. Dainius Šalenga iš 3 taškų zonos ir galite įsitikinti, kiek svarbus yra ir pačiam Dainiui kamuolį po savojų krepšiu. Jo komandos draugams, aukštesniems krepšininkams labai patikimai atitvėrus Jevtoką nuo krepšio. Dar vienas metimas. Ir vėl pataiko Žalgiris iš 3 taškų zonos. Ir štai taip 2 tritaškio bombom Kauno Žalgiris pradeda šį ketvirtąjį kėlinį nuo serijos mačas. Aukso žiedai ir čempionų taurė atiteks tai komandai, kuri iškovos 4 pergalės. Taigi, galime sakyti, jog yra pirmoji šios serijos ir šios dvikovos dalis. Dariušas Lavrinovičius pataiko iš šių metų LKL čempionato superfinale. Mindaugas Timinskas susigrąžina savo kamuolį ir vėl įveikia varžovų gynybą. Eilinis reidas po krepšiu ir vėl didelės skylės Vilniaus Lietuvos Ryto gynyboje. Robertas Pekas. Perdavimas Gardai. Robertas Pekas, dar vienas metimas ir pataiko Robertas Pekas. Pirmasis jo taiklus tritaškis prametus 2 metimus iš toliau ir jie jau 10 taškų pranašumą. Pirmą kartą šiandien šios dienos rungtynėse bet kuri komanda nutolsta dviženkliu atstumu. Dainius Šalenga bando tą dalyką pakeisti ir tai daro labai sėkmingai. Tiesa, kiek atsieis Žalgiriui šis metimas. Nesuklysta žalgiriečiai, perdavimas Tanokai Berdui, šis pelno 2 lengvus taškus ir dar pražanga Lietuvos Ryto komandos krepšininkui. Na štai Kaidas traumuotas Dainius Šalenga. Dar prieš šias rungtynės buvo aišku, jog negalės rungtyniauti Žalgirio komandoje Martynas Andriualį. Ją padidinti Vidas Ginevičius, perdavimas Lavrinovičiui. Berdas po krepšiu ir dėjimas iš viršaus. Šį kartą pranoksta Robertą Jevtoką Tanoka Berdas. Nepavyksta perimti kamuolio Jevtokui ir Žalgirio komandos vidurio puolėjas didina skirtumą iki 3. 33-30. Ir rezultatas lygus, 33-33. Bagackis iš toli taip pat taikliai. Ainaras Bagackis po didžiosios pertraukos 2 taikliais metimais. Vėl 4 minutės apsigynė, nepažeidinėdamas taisyklių ir apsigynė labai sėkmingai. Vienas vienintelis praleistas Kairano Nesbi tritaškis. Tanoka Berdas, 3 taškai. Taiklus tolimas Žalgirio komandos vidurio puolėjo metimas. 18-asis jo taškas. Ir galima sakyti... Ir dar 2 taškai ir šiandien atrodo nieko negali padaryti Vilniaus komandos gynyba Tanokai Berdui. 20 taškų jau Berdo sąskaitoje. Ir randa kamuolį besiverždamas link krepšio ir Žalgiris vėl apsigina. Nepavyko įmesti žalgiriečiams, tačiau jie apsigynė ir štai dabar dėjimo iš viršaus. Dariušas Lavrinovičius didina skirtumą iki 10. Pevičius. Robertas Pekas, 5 sekundės atakai. Pekas iš 3 taškų zonos, taiklus metimas, Robertas Pekas įmeta tritaškį, kuris didina Žalgirio pranašumą iki 12 taškų. 6. Ainaras Bagackis iš 3 taškų zonos, dar vienas taiklus Ainaro Bagackio metimas. Žalgirio komanda vėl įgyja 12 taškų persvarą. Vietų 2 pastarasis rungtynės Kauno Žalgiris čia Siemens arenoje taip pat laimėjo. 2 taškus pelno Ainaras Bagackis. Didina skirtumą iki 14 ir dar mes vieną baudos metimą. Ir tai gali būti tas smūgis, po kurio Vilniaus Lietuvos Rytui šiame kėlinyje, kuriame sužaista tik tai 2 minutės. Timinskas iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas nuo lentos. Žalgiris antrąjį kėlinį pradeda 2 tritaškiais metimais ir sumažina skirtumą iki 6 taškų. Vėl didina skirtumą iki 6. Jankūnas atsako tokiu pačiu dėjimu ir dabar jau aiškinasi Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Pirmauja svečiai. Ir dar vienas taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Vidas Ginevičius pataiko pirmąjį tritaškį. Ir Robertas Pekas. Ir Tanoka Berdas. Dar vienas tritaškis.
taškų jau Berdo sąskaitoje. Įsismagina Žalgirio komandos legionieriai, Pekas ir Berdas. 11 iš jų antrajame kėlinyje. Paulius Jankūnas pataiko iš kėlinį, po kurio jie pirmauja jau 8 taškais. 46-38. Robertas Pekas. Vėl į baudos aikštelę, vėl perdavimas Tomakai Berdui, vėl taškai ir dar vienas baudos metimas. 16-asis Berdo taškas ir visur rinkėtų pereina į varžovo aikštės pusę. Robertas Pekas. Vidas Ginevičius iš 3 taškų zonos, visiškai laisvas ir šis tritaškis kelia Žalgirio komandos fanus iš savo vietų. 62-44. Jau 8. Taironas Nesbi. Be pražangos apsirino Vidas Ginevičius ir Tomakas Berdas, sustabdydami Tairono Nesbi ataką. Robertas Pekas. Šiandien atrodo neįmanoma sustabdyti Roberto Peko. Metimas iš 3 taškų zonos ir galimybė vėl ramiai surengti dar vieną ataką. Štai šis epizodas. Taip, atrodo, jog pataikė kamuolys į Simo Jasaičio koją, taigi Žalgiris vėl gali neskubėti. Vidas Ginevičius, Tomakas Berdas, Simonas Serapinas. Pralaimėtos dvikovos Žalgirio komandai leidžia labai sėkmingai valgyti tą likusį laiką ir dabar pataiko Paulius Jankūnas, verdamas dar prasižengti porą kėlinio pabaigos. Simonas Serapinas slepiasi už Pauliaus Jankūno užtvaros ir pataiko iš 3 taškų zonos. Žalgiris štai tokiais galingais žingsniais, tokiais. Taironas Nesbi. Išmuštas kamuolys nuo pražangos. Simonas Serapinas puikiai susitvarko su Lietuvos Ryto komandos krepšininkų. Robertas Štelmakas. Ne, 41 numeris. Gintaras Einikis prasižengia 5-ąjį kartą ir sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jau visam laikui šios dienos rungtynėse Robertas Pekas jau pelnė 24 taškus. Viečių komandos gerbėjai dėkoja savo ekipai už 3-ąją iš eilės laimėtą LKL superfinalo dvikovą. Vilniaus komandai dabar jau lieka vienas tikslas, bent jau pabandyti kartą laimėti šiame LKL superfinale ir išvengti tos sausos nesėkmės, kaip tai buvo atsitikę praėjusiame sezone. Šiandien rungtynių jau neišgelbėsi. Turbūt jau ir visos serijos. Taironas Nesbi, nepavyksta jam įdėti iš viršaus ir galbūt ši nesėkminga ataka geriausiai simbolizuoja tą dabartinę Vilniaus Lietuvos Ryto situaciją. Po 3-osios Žalgirio pergalės paskutinės sekundės Robertas Pekas atsakydamas į Taironą Nesbi metimą deda iš viršaus, daro tai daug sėkmingiau ir 2 taškus dar pelno Andrius Šležas, tačiau lieka jau tik 3 sekundės. 91-78 toks yra šių rungtynių rezultatas. Ir Žalgiris iškovoja 3-ąją pergalę LKL superfinalo serijoje. Susitiksime pirmadienį 18 valandą mažajame finale 3-ose rungtynėse. Metimai. Gana prastas pataikymas iš vidutinių nuotolių buvo viena iš didžiausių Vilniaus komandos problemų, kurias sumaniai naudojasi Kauno Žalgirio krepšininkai. Mindaugas Šilinskas prie baudų metimo linijos. Tai lieka dar 8 sekundės. Mindaugas Šilinskas, Dainius Šalenga iš 3 taškų zonos ir taiklus metimas. Pirmasis Žalgirio komandos tritaškis. Iškart išvedantis į priekį Kauno ekipą. Taikė jau vieną tritaškį Dainius Šalenga. Galbūt tas taiklus metimas taip pat paskatino aktyvesnę gynybą. Ir Robertas Štelmacheris prasižengia pirmąjį kartą šios dienos rungtynėse. Du komandos kol kas perima šį kamuolį. Robertas Pekas, Vidas Ginevičius iš 3 taškų zonos ir baudžia Vilniaus komandos Vangoka aikštės gynybą Žalgirio ekipos žaidėjas. Žalgirio baudos aikštelėje vėl su kamuoliu svečiai. Robertas Pekas į baudos aikštelę įdeda kamuolį Jankūną. Jankūnas deda jį iš viršaus ir vėlgi vėluojantį judėti Vilniaus Lietuvos Ryto gynybą. Robertas Pekas parodė, jog taip žaisdamas jis gali pridaryti begalės nemalonumų. Dabar nesuspėja Robertui Jeftokui pagalba ateiti vienas iš jo komandos draugų. Ir po tikslaus perdavimo Paulius Jankūnas užbaigė šią ataką dėjimu iš viršaus bei priverčia Tomą Mohoričių prašyti minutės pertraukėlės.
iki pirmojo kėlinio pabaigos. Danoka Berdas iš 2 taškų zonos taiklus metimas. Nesiryžo prie jo išeiti toliau Gintaras Einikis ir už tai baudžia savo oponentą, jog šis finalas nesibaigtų. Danoka Berdas ir jo dėjimas per Robertą Javtoką. Grįžęs į aikštę antrojo kėlinio pradžioje pademonstruoja Danoka. Perdavimas Bagatskiui. Bagatskis meta iš 3 taškų zonos ir atrodo jau visai šalia buvo Simas Jasaitis, tačiau to nedidelio tarpelio tos linija. Žalgiris priekyje 3 taškais. Šiuose kol kas labai lygiai vykstančiose rungtynėse. Ir dar vienas taiklus metimas. Vidas Ginevičius pasislėpė už užtvaros. Ir dar kartą atkarpas per 2-3 minutės. Žalgiriečių atakų uraganas padėdavo Kauno ekipai įgyti gana didelį pranašumą. Štai dabar dar kartą iš 3 taškų zonos pataiko Žalgiris. Dainius Šalenga įmesdamas tritaškį didina skirtumą iki 9. 35-26. Ir dar viena Tomo Mohoričiaus priverstinė minutės pertraukėlė. Ir perdavimas tiesiai varžovui į rankas. Ainaras Bagatskis nieko nelaukdamas meta iš 3 taškų zonos, pataiko ir Žalgiris toliau skuba į priekį 38-26. Jau 12 taškų skirtumas po dar vienos Vilniaus Lietuvos Ryto komandos klaidos prie varžovų krepšio. Vėlgi, pirmąjį kėlinį kai kurias atkarpas labai sėkmingai žaidžia Vilniaus krepšininkai, tačiau atrodo, jog kažkas trukdo jiems išlaikyti tokį žaidimo lygį ilgesnę rungtynių atkarpą. Dabar prasižengia Paulius Jankūnas. 3 minutės ir 8 sekundės sužaista šiame kėlinyje, kurį Žalgiris laimi 14-4. Robertas Štelmacheris grįžta į aikštę vietoje Rolando Jaručio. Gali išgelbėti Vilniaus komandą. Ir perima kamuolį Danoka Berdas, skuba į priekį Robertas Pekas, dėdamas kamuolį iš viršaus, vėl padidina skirtumą iki 8. Na štai taip, vėl sužaidė puikiai šią minutę. Ir 4 sekundės Vilniaus komandai kol kas pavyko įmesti tik tai 3 taškus. O Ainaras Bagatskis pataiko dar vieną tolimą metimą ir padidina Žalgirio komandos pranašumą jau iki 14. Dabar jau ne taip taikliai ir koks staigus pirmasis Danokos Berdo perdavimas. Tiesiog įdedantis kamuolį Robertui Pekui į rankas ir pastarasis užbaigė greitą kontrataką, pelnydamas 2 taškus ir pradžiugindamas Žalgirio komandą. Antroji pražanga jam. 4 minutės 8 sekundės. Dar vienas keitimas Vilniečių komandoje. Vietoje Sauliaus Kuzminsko aikštėje Tomas Delininkaitis. Lelio Robertas Javtokas vietoje aikštėje Saulius Kuzminskas. Rezultatyviausias Vilniečių ekipos krepšininkas palieka aikštę. Šios dienos rungtynėse viskas aišku. Viskas aišku ir šioje finalo serijoje. O Žalgirio komandos atsarginiai žaidėjai jau apsivirškinėliais. Dar deda kamuolį iš viršaus Dainius Šalenga. Paskutinės šio sezono 43 sekundės. Taigi Žalgiris iškovoja pergalę 4 rungtynėse, laimėdamas sausai šią seriją. Dar vienas šansas Žalgiriui. Ir dabar jau galbūt šiek tiek ir pasigaili savo priešininkų. Robertas Pekas tiesiog taikliai 29. Ir paskutinės 10 sekundžių. Keičiasi komandos taikliais metimais šio 4 kėlinio pabaigoje. Taip, paskutinės sekundės. 3, 2, 1, 0. Sirena skelbianti šio sezono pabaigą, skelbianti Kauno Žalgirio komandą. Tapus 2004-2005 metų LKL čempionato nugalėtoja. Apgynė savo titulą Kauno žalgiriečiai ir jie turi visišką pilną pagrindą. Buvo lengva ši serija, buvo nemažai problemų dėl traumų iškrentant tai vienam, tai kitam krepšininkui. Teko atlaikyti Vilniaus komandos pasipriešinimą, tačiau šioje finalo serijoje Vilniečiai nesugebėjo surasti būdų, kaip sukurti rimtesnės užtvaras Žalgirio komandos planams. Ir štai dabar krepšininkai dabar ir Žalgirio komandos gerbėjų padėka. Tai tribūnai, kurią šiandien užpildė, yra žaliai balti Kauno ekipos fanai. Jiems jų, aišku, laukia maloni kelionė namo, malonus pergalės šventimas. Lietuvos televizija visą šį sezoną ir dabar jau turbūt susitiksime kitais metais. Jūsų dėmesiui dabar dar keletas Žalgirio pergalės akimirkų. Viso geriausio. Bonu ir fejerverkais.
Iškilminga Lietuvos krepšinio lygos prizininkų ir nugalėtojų ceremonija bus surengta šį sekmadienį, tačiau Kauno valdžios vyrai ir Žalgirio gerbėjai Lietuvos čempionus pasitiko jau prie įvažiavimo į miestą. Pasitiko šampanu ir netikėtai lietingą dangų nušvietusiais ferverkais. Po to Žalgirio autobusas pasuko jau į galutinį pergalės vakarėlį Kaune. Čia tarp pasitinkančiųjų atsirado ir Arvydas Sabonis, kuris kaip visada buvo lakoniškas ir konkretus. Kai tau eilinį kartą įrodom, kad tikrai yra gera komanda ir geriausia Lietuvoje. Lietuvos krepšinio sezonas baigėsi ir belieka palinkėti sėkmės abiems stipriausiams Lietuvos klubams ruošiantis Eurolygai. Iki to dar mūsų laukia Europos krepšinio čempionatas Serbijoje ir Juodkalnyje, kuriame visi geriausi lietuviai žais vienoje komandoje – Lietuvos rinktinėje. 78-71 bei padėjo tašką šio sezono LKL finaluose. Žalgiris čempionas. Kaip visada, surūkę pergalės cigarą, kauniečiai savo džiaugsmą perkelė į Rūbinę, kur trumpai ir pasikalbėjome su ekipos čempionais. Baigtas. Šįkart per 9 tarpusavio mačus Vilniaus ekipai pasisekė nugalėti tik kartą, o bendroje finalų serijoje rezultatas tapo 5-2 Žalgirio naudai. 7 kart finaluose žaidę Vilniečiai tik 2000 ir 2002 sugebėjo atimti nugalėtojų laurus iš Kauno klubo. Taigi, LKL pirmenybės baigtos. Lauksim. Sunkiom varžybom. Aš sakau, skaitau, kad tai padėjo mums laimėti 4-0. Labai džiaugiuosi. Dėkoju visiems sirgaliam, kurie mus palaikė. Ir sakiau, kad šitas aš asmeniškai, negaliu sakyti nuo komandos, aš asmeniškai noriu skirti šitą.
10. Labai malonu ir gera, kai, taip sakant, sausai, kur tikrai laukiam tos pergalės, tokia sausa, viskas 10, kaip sakyt, 10 Lietuvos istorijoje pažalgirį. Taip, čia matau numeris 1, vat aš vis linkiu, žinai, kad atsirastų ir 11 pergalė, ir 4 iš eilės, bet pats įdomiausias ir toks, kai tau džiugiausias yra, kad tikrai šiais metais tokia biški buvo krūvina, nors rezultatas atrodo sausas, bet daug traumų, daug prakaito, daug energijos įdėjot ir svarbiausia, kad parodėt, kad tikrai, kaip sakyt, tą ir įrodo komanda ne pirmi metai kartu ir tas matosi, kad esat subrendę ir tikrai stipri, kuri gali susikoncentruoti, kada reikia padaryti tą, kas būna galbūt neįmanoma. Bet su tokiu kolektyvu tas ir įvyksta, kad 4-0. Taip kad linkiu 10, bet 11 reikia imti vis tiek kitais metais. Šampano gal kokią padarom, ar ką nors? Ar taip sausai jau, kaip sakant? Viskas iki galo, sausai. Prieš Gidetą Turko